Taigi sveiki atvykę prie naujo video. Šįkart aš esu vėl karpiniai, tik tai ne karpių žvejybai, o lydekų žvejybai. Dar kol kas mano mama antrų metimu ištraukė 55 cm lydeką. Galėsiu įrodyti, tinklelis yra užmestas. Tai dabar aš mesiuos, nes jau viskas susirinkus, buvau prametus vieną kartą, jau man įkando į guminuką lygtai, kiek suprantu. Tai dabar vėl mesiuos dar kartą ir aš bandysiu pagauti lydeką. Ką tik žmogus prie mūsų ištraukė lydeką. Ką? Nu tu. Gerai, metuos. Ką tik ištraukė irgi žmogus lydeką. Atsidarė tas. Pasikelt. Ir žodžiu, taip mėtysiu dabar ir bandysiu pagauti. Jeigu pagausiu, tikrai parodysiu. Dabar atėjom į kitą vietą ir užsidėsiu naują guminuką. Tai buvau užsidėjusi tokią raudelę, bet dabar dėsiu tokį žalę, nes mano mama šitoj vietoje ant tokią pagavo, nes dantukai net, nežinau, ar čia matysis. Va. Prakandžioti, tai bandysiu ant šito guminuko, jeigu irgi pasiseks, tai šitas guminukas. Aš tokį ant to nusipirksiu. Metu tenai. Metimas pirmas geras labai. Ir bandom dabar panaudoti. Taip suk. Gal žalias dar kartą pasiteisins. Visai ranką. Parplaukė mano guminukas su truputuką žolių. Bet tik truputuką. Tai bent jau tiek. Lydeką ištraukė visai prie kranto. Ant ryškaus masalo. Oi, biškį sužalojau. Koks dydis. Kaip fainai! Mes jau su mama baiginėjom žvejybą, tai ta lydeka, kur aš ištraukiau, deja nespėjau užfiksuoti gibimo, nes betraukiant visai prie pat kranto, man užkibo jinai griebė. 2 kartus aš mačiau lydeką prasivertusi, viena buvo mažytė, kita didesnė, bet jos šoko mano guminuką gaudyt, kai jisai buvo virš vandens. Tai ta didžioji lydeka mano pagauta buvo 70 cm, o mamos 55 cm. Jos abi legalios, tai mes jas pasiimsim abi. Tai sakyčiau, šįkart žvejyba puikiai. Pirmą kartą lydeką ištraukiau, mama jau antrą kartą, bet man tai yra pirma lydeka. Tai tikrai nuo tokių matmenų yra smagu pradėti. Tai aš jau sakysiu ate, ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų.